Prezi yra programa internete skirta kurti pateiktis, pristatymus. Nueikime į tinklalapį prezi.com. Kad sukurti savo pateikti, pirmiausia mes turime šiame tinklalapyje užsiregistruoti. Tam spaudžiame Sign up. Mums siūlo pasirinkti vieną iš variantų. Ar mes norime naudotis nemokamai ir aišku tam tikri tada apribojimai, tai yra mūsų visos pateiktis bus viešai publikuojamas, kiekvienas galės jas pasižiūrėti. Taip pat mes neturėsime galimybės parsisiuntus pateikti ją redaguoti. Redaguoti mes galėsime tik prisijungę prie tinklalapio, tai yra tik online, ir mums yra suteikiama 100 megabaitų vieta saugoti savo pateiktims. Yra ir dar 2 papildomi paketai, kur galimybės jau yra didesnės. Mes pasirinkime nemokamą ir turime užpildyti visus laukelius. Rašome vardą, pavardę, rašome elektroninio pašto adresą, slaptažodį. Slaptažodį nenaudokite elektroninio pašto, bet pasirinkite kitą. Šituo slaptažodžiu jūs prisijungsite prie savo paskyros tinklalapyje prezi.com ir prašo slaptažodį pakartoti. Uždedame varnelę, kad sutinkame su naudojimosi taisyklėmis ir spaustume mygtuką Sign up. Jums būtų sukurta paskyra. Kai paskyrą jūs turėsite, galite tada registruotis į šį tinklalapį. Spaudžiam tada Login ir prisijungiame savo duomenimis. Aš jau esu užsiregistravus, todėl nesiregistravau, o prisijungiu su turima paskyra ir turimu slaptažodžiu. Mes pateikti galime kurti internete, online, bet taip pat yra galimybė parsisiųsti Prezi, tačiau aišku už tam tikrą mokestį, nemokama yra tik tais bandomoji versija 30 dienų ir jeigu mūsų operacinė sistema yra Windows, tai mes Prezi programą galime naudoti turėdami savo kompiuterį ne tik online. Pradėsime kurti naują pateikti. Spaudžiame nauja pateiktis. Bandau užkrauti puslapį. Štai mums leidžia pasirinkti vieną iš šablonų. Jau būtų kažkokia struktūra, būtų spalva, tai yra bendra aplinka. Bet jeigu mes nenorime rinktis vieno iš duotų šablonų, mes visada galime pasirinkti tuščią blanką ir pradėti viską dėliotis patys nuo nulio. Pasirinkime tuščią Start Blank Prezi. Štai esame Prezi kūrimo aplinkoje. Čia yra mūsų pagrindinis langas. Čia bus dėliojamos skaidrės. Viršuje yra 3 pagrindinės grupės komandų. Štai viena grupė komandų, kur mes galime grupuoti skaidrės, galime piešti įvairius objektus, galime išskirti teksto dalį. Kita grupė įterpti galime paveikslėlį, galime įvairias formas, diagramas, filmuką iš YouTube, galime įterpti kaip pagrindą muziką, galime įterpti PDF dokumentą, galime įterpti paveikslėlį iš kolekcijos, kuri yra Prezi aplinkoje, galime įterpti PowerPoint skaidres. Ir trečia grupė, tai galime pasirinkti temą, užspalvinimą,
šriftą ir panašiai. Pasirinkime pavyzdžiui mėlyną, taigi gauname iš karto tokią aplinką, tam tikros temos aplinką. Mes visada ją galime kažkiek tai pakoreguoti, prisitaikyti savo poreikiams. Štai galiu pakeisti spalvą, spaudžiu atliktą, jau ne melsva spalva, rausva, galiu rinktis kitokią aplinką, paliksiu šitą. Kad pradėti rašyti tekstą, paprasčiausiai spaudžiant laukelio, kur yra išskirta vieta rašyti tekstui, arba galiu bet kur paspaudus gauti laukelį, kuriame galėtumėm rašyti tekstą. Sukurkime pateikti apie papiljono veislės šuniukus. Tarkime, mes tokiais šuniukais prekiaujame, turime veislyną ir norėdami populiarinti šią veislę Lietuvoje, mes tiesiog dalinamės informaciją apie tą veislę su kitais žmonėmis, kad jie matydami, kokie puikūs yra šuniukai šitos veislės, norėtų juos įsigyti, norėtų juos turėti kaip savo draugus. Padarykime pirmą skaidrę. Rašome papiljonai. Galime tekstą didinti. Jį paprasčiausiai galime kaip apskritimą, kvadratą, tai yra bet kokį objektą, didinti, mažinti. Jei šitas laukelis mums nereikalingas, mes galime ant jos spustelėjus dešinį pelės klavišą paprasčiausiai ištrinti, delete. Štai užrašą papiljonai nukeliu į vidurį. Toliau padarysime kitą skaidrę, kur būtų trupučiuką informacijos apie šitą šunų veislę. Galiu bet kur šone tiesiog spustelti, duodamas teksto laukelis ir galiu rašyti. Pavyzdžiui, apie veislę. Rašau nosinę, tačiau neduoda, turbūt šriftas yra netinkamas, nelietuviškas, tai pažymiu šitą tekstą ir einu pasirinkti kitą šriftą. Einu prie temų ir temoje galiu daryti pakeitimus. Štai spaudžiu. Ir prie title pasirinksiu šriftą heuristika, title 2 taip pat pasirinksiu šriftą heuristika ir pagrindinį šriftą pasirinksiu heuristika. Ir spaudžiame done. Štai dabar raidė atsirado ir parašykime apie veislę. Tekstą galiu paryškinti, galiu keisti dydį, galiu tik pažymėto teksto dalies dydį keisti. Kaip noriu, taip susidėliojus tekstą, galiu keisti spalvą teksto. Ir jeigu šitą tekstą noriu turėti kaip antrą skaidrę, spaudžiu redaguoti kelią
ir pažymiu, kad tai bus antra skaidrė. Ant to objekto štai spust ir perkelia kaip antrą skaidrę. Toliau padarykime skaidrę apie šuniukų savybės. Galiu informaciją patalpinti į rėmelius, į apskritimą, į skliaustus, į stačiakampį. Pasimsiu stačiakampį ir brėžiu stačiakampį ir ant jo galiu rašyti. Tiesiog spust ir leidžia rašyti. Šuniukų savybės. Ir išvardinsiu. Nuovokus, jautrūs, linksmi, puošnūs, atsidavę draugai, kompaktiški. Tai nedidelės veislės šuniukai. Galiu kiekvieną pastraipą išskirti taškeliu. Tekstą galiu didinti. Jeigu man visas langas pasididino, šone dešinėje pusėje rasiu įrankius, kur galiu langą sumažinti, padidinti arba grįžti į pradinį. Tai yra, matysiu viską, ką turiu, visus savo objektus. Štai matau, kaip atrodytų. Jeigu tekstas yra per mažas, aš jį dar galiu didinti, kilnoti, nešioti, taip pat galiu ir pagrindą visą kvadratą didinti, mažinti. Padarykim dar vieną skaidrę, kur būtų šuniukai parodyti, kaip atrodo papiljonai, nes ši veislė yra skirstoma į papiljonus, ir kaip atrodytų falenai. Trupučiuką pasitraukiu lapą, kad turėčiau vietos ir apjungsiu šituos du paveikslėlius, kaip atrodo papiljonas ir kaip atrodo falenas, apjungsiu juos ir dėsiu rėmelius. Pasiemu rėmelius ir nusibrėžiu. Vėl dedu žymelį, kad galėčiau rašyti papiljonai ir kiti būtų falenai. Štai imu už rankytės ir panešu, perkeliu į kitą vietą ir jeigu noriu terpti paveikslėlį, galiu paveikslėlį terpti per komandą image. Galiu pasirinkti failą iš disko, pavyzdžiui, iš išorinio, iš USB raktelio, arba galiu paveikslėlio ieškoti internete. Paieškosiu internete. Rašau papiljonai. Štai gaunu paveikslėlių ir įkeliu. Pasirinktą paveikslėlį paprasčiausiai paimu ir jį velku. Kelią štai turiu. Sumažinu jį iki reikiamo dydžio ir surasiu kitą paveikslėlį, kaip atrodo šuniukai falenai. Aš turiu kitą paveikslėlį, paimu ir velku jį į tinkamą vietą. Paveikslėlis įkeltas, sumažinu iki tinkamo dydžio ir jei dabar tuos paveikslėlius noriu prijungti prie turimų skaidrių. Uždarau langą, skirtą paveikslėlių paieškai, einu į pradinį langą, kad matyčiau viską, ką turiu, kad šitą objektą paveikslėlius ir šitą objektą šuniukų savybės prijungčiau prie skaidrių, pasirenku komandą edit path ir nurodau, kas po antros skaidrės turėtų toliau eiti. Jei noriu turėti šuniukus,
Štai einu prie šito objekto, tiesiog spust. Ir rodo trečia skaidrė, atrodys šitaip. Jei po to norėčiau parodyti vieną nuotrauką ir kitą nuotrauką, bet su nuotrauka norėčiau kartu parodyti ir užrašą papiljonai. Štai jeigu paspausiu dabar tik ant nuotraukos, tai matome, kad išdidins tik nuotrauką, bet man netinka. Taigi paskutinį žingsnį panaikinu, o naikinu skaidrę taip. Galiu ją ištrinti, paprasčiausiai paspausti čia kryželį, arba galiu ketvirtą žingsnį užtempti ant trečio ir tokiu būdu skaidrė dingo. Išeinu iš režimo redaguoti kelią ir dabar turiu užrašą, spaudžiant užrašo ir paveikslėlį sugrupuoti. Pažymėjau užrašą, klaviatūroje laikau paspaudus mygtuką Ctrl, pažymiu ir paveikslėlį, abu du objektai pažymėti, dabar galiu juos sugrupuoti. Taip pat padarysiu ir žemiau esančių užrašų su užrašų palenai ir paveikslėliu. Pažymiu paveikslėlį ir sugrupuoju tos du objektus. Vėl išsikviečiu kelio redagavimo komandą ir pažymiu, kad ketvirta skaidrė bus papiljonai ir penkta skaidrė bus palenai, o šešta skaidrė bus šuniukų savybės. Išeinu iš kelio nustatymo redagavimo režimo. Tai šitaip galime įsidėti skaidres ir nustatyti jų eiliškumą, kas turėtų eiti pirma, kas turėtų eiti po to. Taip pat yra galimybė išskirti iš paveikslėlio vieną dalį. Įsiterpkime dar vieną paveikslėlį. Vėl rašau papiljonai ir įterpsiu štai šitą paveikslėlį. Paveikslėlį padidinsiu ir dabar tikslas būtų toks, kad turėtų parodyti pirmą visą paveikslėlį, o paskui išskirtų tik šito šuniuko galvytę. Tai šitą šuniuko galvytę arba šitą paveikslėlio dalį turiu išskirti kaip atskirą objektą. Tai padarysiu su šita komanda Draw Invisible Frame. Tai yra turiu nupiešti nematomą rėmelį. Apibrėžiu šuniuko galvytę. Dabar pasirenku komandą vėl Edit Path ir pažymiu, kad 7 skaidrė bus visas paveikslėlis, o 8 skaidrė bus tik šuniuko galvytė. Štai turiu. Noriu viską matyti. Einu į komandą Pradinis langas, tiesiog matyti viską, ką turiu. Savo skaidrėms galime uždėti ir muziką, kuri bus leidžiama, kuri gros kaip fonas, kaip foniniu režimu. Pasirinkim įterpti muzikos failą. Mes jį turime turėti. Štai aš jį turiu MP3 formatu. Pasirenku ir spaudžiu atidaryti. Ir jeigu noriu skaidrę savo peržiūrėti, spaudžiu viršuje esantį mygtuką Present. Skaidrės galiu peržiūrėti spausdama mygtukus pirmin atgal. Arba galime peržiūrėti, pasirinkdami, kiek laiko vieną skaidrę išlaikyti.
Pasirenku 4 sekundės. Ir štai dabar mūsų skaidrės yra demonstruojamos automatiškai, nereikia naudotis mygtukais pirmin, atgal. Sukurtas skaidres galiu paprasčiausiai išsaugoti ir tuomet jos bus pasiekiamos internetu, kai prisijungsime prie Prezi paskyros. Taip pat skaidres galiu išsaugoti ir nusinešti, pavyzdžiui, kitą kompiuterį. Tuomet spaudžiu viršuje čia varnelę ir pasirenku, ar išsaugoti jas kaip PDF dokumentą, tai yra kiekvieną skaidrę turėsiu atskirame lape, ar galiu parsisiųsti kaip demonstruojamas skaidres. Spaudžiu parsisiųsti. Apačioje matome, kad mūsų darbą baigė parsiųsti. Matome, kad darbas bus išsaugotas kaip archyvas. Zip. Mums reikės jį išsiarchyvuoti ir galėsime juo naudotis. Pasirenku rodyti aplankale. Matau, kad dar nebaigtas parsiųsti. Štai darbas jau parsiųstas, jį išarchyvuoju. Štai turiu katalogą. Ir šitą failą paleidus, galiu turėti savo sukurtą pateikti. Galiu nusinešti prie kito kompiuterio, kur nebus interneto ir naudotis šituo darbu be interneto. Taipogi vėl galiu paleisti, nustatant, kad bus kažkiek tai laiko ir tada mūsų darbas eis automatiškai. Taip pat darbą galiu pasidalinti su draugais. Einu Share Prezi. Ir čia nurodyčiau elektroninio pašto adresus tų žmonių, su kuriais norėčiau pasidalinti savo pateiktimi, taip pat pasirenkant, ar šitą pateikti žmogus galės ir redaguoti, ar galės ją tik peržiūrėti. Baigus darbą, mes darbą išsaugojame ir uždarome. Paspaudus visos jūsų skaidrės, jūs matysite savo darbą ir visiškai nebenorint daugiau dirbti, mes turime atsijungti nuo savo paskyros, pasirinkdami komandą Log Out.